Parodoje Kapasėsi pristatote laboratorinę įrangą ir diagnostinius tyrimus. Kodėl jie yra reikalingi šiuolaikiniame ūkyje, augalininkystės ūkyje? Atsakymas labai paprastas. Kustodija jau seniai koja kojon žengia naujausių technologijų linkme. Todėl mūsų įmonės direktorius investavo nemenką pinigų sumą, sukurdamas naują kustodijoje sektorių. Tai yra augalų ir dirvos tyrimų diagnostika. Šiai dienai mes galime dirvos ir augalų tyrimus atlikti ne tik laukuose, bet ir laboratorijoje. Atliekame mineralinio azoto tyrimus, judriųjų fosforų ir kalio tyrimus, mainų magnio ir kalcio, taip pat dirvos pH bei purškimai naudojamų vandens bendrąjį kietumą ir pH. Kam šitų tyrimų rezultatai naudojami? Šie rezultatai naudojami tam, kad ūkininkavimas būtų tikslesnis, kad ūkininkas žinodamas savo dirvos našumo balą galėtų įvertinti būklę ir išberti reikalingą trąšų kiekį. Kustodijos laboratorijos specialistai tyrimus gali atlikti ir tiesiog lauke. Šaknų skeneris, dirvožemio kiečio matuoklis ir lapų lygotumo nustatymo kamera – laboratoriniai prietaisai, kuriais dirbama atvažiavus į ūkininko ūkį. Jeigu daugiau apie kietmatį, tai prietaisas skirtas išmatuoti dirvos kietį iki 80 cm gylio. Kaip žinia, jeigu dirvos kietis yra didelis, augalo šaknis sunkiai auga, didžioji dalis augimo energijos duodama šaknims ir tai įtakoja mažesnį derlių. Šaknų skeneris naudingas tiems ūkininkams, kurie žada išbandyti naujus produktus, būtent tam, kad pažiūrėti, ar produktas veikia ar neveikia. Didžiausią dalį augalo mityboje atlieka šakniaplaukiai, kurių dažnai plika akimi net nepastebime. Dirvožemio kiečių tyrimą rekomenduojama atlikti kasmet prieš žemės dirbimą. Šaknų skenavimas ar lapų lygotumo nustatymas – paties ūkininko pasirinkimas, padedantis racionaliau naudoti trąšas ir augalų apsaugos priemonės.